Labas vakaras, dar porą minučių ir eisiu prie klausimų. Labas, Karolina. Tai kokia situacija? Iš viso turiu 15 klausimų, kuriuos uždavėte Instagramo kanale. Ir dar šiandienos žinutė yra, matau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Žodžiu, jo, 15 klausimų iš viso. Labas vakaras. Labas vakaras. Ir malonu, kad prisijungit, kas prisijungit. Čia yra pirmoji transliacija, kurią darau Instagramo kanale. Kadaise prieš pusę metų kažkur darydavau nemažas transliacijas TikTok'e. Ir būdavo apie porą šimtų žmonių. Man dabar keista matyt, būsiu čia 15. Bet ką darysi, tikriausiai taip yra. Tai klausimų yra daug ir aš tikiuosi šiandien trukti iki valandos ir padengsiu, manau, visus svarbiausius klausimus. Tai ilgai netempęs ir pradėsiu, tai mano vardas Žygintas, aš dirbu santykių klausimais, padedu žmonėm užmegzti arba pradėti arba atrasti ryšį pirmiausia su savim ir tada su savo antrai pusė, su kuria yra romantiniai santykiai. Darau asmeninės konsultacijas, darau sesijas, darau mokymus, kurio šiuo metu dar yra pasiekima mano saitė, kuris vadinasi vyrukalnas.lt. Neužilgo saito pavadinimas keisis ir aš dabar turiu telefoną, kuriame turiu klausimus jūsų užduotus. Tai stengsiuosi labai neišsiplėsti, bet tuo pačiu į kiekvieną klausimą, bet stengsiuosi atsakyti visus. Ir dar ką noriu pasakyti, kad stengsiuosi per save praleisti visus klausimus taip per savo filtrą, kaip aš matau, kaip man atrodo. Ir tuo pačiu labai giliai nenueiti ir pasakyti esmę. Tai pirmas klausimas buvo iš Karolinos. Pokalbis su vyru nuolat baigėsi jo kaltinimais man. Reiškia, vyras kaltina moterį. Užsidarimo, vyras užsidaro. Nėra konstruktyvus pokalbio. Kaip atverti akis vyrui, kad taip nieko neišspręsim. Ačiū už klausimą, Karolina, labai nuostabus klausimas ir vienas dalykas, kad nemanau, kad tu gali atverti jam akis. Bet gali pirmiausia, manau, pažiūrėti į savo šitą situacijos vyrų ir permastyti dabar tai, ką aš pasakysiu.
Tai šitą situaciją, kurią tu rašai, kad baigėsi jo kaltinimais tau, bet kuris pokalbis su juo ir užsidarimu, tai užsidarimas yra vyro lindimas į olą, tada, kai jam jau reikia bebuškai pabūti vienam. Tai reiškia, jūs nuėdate į diskusiją, į konfliktą, kuris yra karštas abiem, jam užkaista, tada jau išmuša saugiklius ir atsitraukia. Bet kaltinimai tau, tai iš esmės žymė nuoskaudų sukauptų kiekį santykiuose pas jūs ir tavo atžvilgiu. Kaltinimai tau dažniausiai yra apie nuoskaudas, kad jam skauda kažkokią situaciją, jam skauda dėl kažko, prisiminimai jungia ir sieja ir jie vis dar yra labai gyvi, ko pasiekoja tai pasireiškia nuoskaudomis. Tai tampa nuoskaudomis ir kaltinimais tau. Jo skauduliai. Tai reiškia, jis nešiojasi iš anksčiau tai, ką tu padarėjai, kaip jam atrodė, kaip jis pasijautė. Iš esmės jis jaučiasi, manau, kad nelabai mylimas. Jisai priekaištauja tau, tokiu būdu ventiliuojasi, nes kaupia pyktį iš anksčiau ir jį nešiojasi. Tai toks yra žmogus kaip degtukas pasireiškintis gyvenime. Žmogus, kuris daug prikaupia pykčio santykiuose su kitais ir su aplinka. Jisai prikaupia pyktį savyje, ko pasiekoja jam užkaista visa vidaus temperatūra ir jisai ieško ant ko išsilieti. Tai gali būti eismas, tai gali būti ne vietoj padėtas puodelis, tai gali būti netinkamas žvilgsnis, jis ieško už ko užsikabinti. Ir tai iš esmės noriu, kad tu, Karolina, suprastum, kad ta situacija yra ne dėl to, kaip dabar, žinai, ne apie dabar tie kaltinimai tau, bet jie yra apie anksčiau. Tai, kas jau yra įvykę ir tai, ko jis nėra paleidęs. Tai ką dabar tau daryti tokioje situacijoje? Tai pirmiausia, bandyti suprasti, kas vyksta ir paklausti to vyro, dėl ko tu dabar tiek pyksti, kokia yra priežastis tavo jausmams ir ką tu man jauti ir kokia yra priežastis. Suprasti, užduoti klausimus ir per tai išsiaiškinti. Bet to pačiu vėlgi nereaguoti gynybiškai, nes jis užsivers irgi. Tai užsivers reiškia užsiparins, užsišiks. Tai geriau būtų užduoti klausimus labai atvirus, su empatija ir su pasiryžimu pasikalbėti, realiai išgirsti. Realiai išgirsti. Tai tiek šio klausimu ir jeigu turi, Karolina, daugiau klausimų apie šitą situaciją, tai parašyk man žinutę, galėsim pasikalbėti. Taip, Dainutė klausia. Kaip suprantu, moteris, jo nelabai aiškiai matau nuotrauką. Jei linkiu buvusiam laimės, bet kartais jį prisiminus vis dar jaučiu pyktį. Ar čia skaitosi paleidau ir esu kažkam kitam jau pasiruošusi ar ne? Atsakymas yra konkretus, kad ne. Nes pyktis tavo buvusios antros pusės atžvilgiu, reiškia to vyro atžvilgiu, iš esmės reiškia, tu jį dar nešioja savyje. Jis yra tavo kūne, jis yra tavo atmintyje. Tu dar jauti jam jausmus, kurie nėra teigiami jausmai. Tai ar tai reiškia, kad tu paleidai? Tai ne. Jausmai ir pyktis tavo buvusio partnerio, nemėgstu šito žodžio, buvusios antros pusės atžvilgiu, tai rodo, kad dar nepaleidai. Nes jeigu būtum paleidus, jau pykčio jam nejaustum. Tai reiškia, pyktis yra apie nuoskaudas, tai reiškia, apie tai, kas jau įvyko, tu vis dar tai nešiojasi, dėl to tai nėra paleidimas. Tai čia toksai konkretus ir trumpas atsakymas. Ir labai geras susijęs klausimas Lauros. Po to einantis yra apie tai, kad išsiskyrėm jau seniai, kaip paleisti ir gyventi toliau be kaltės. Tam, kad paleisti, reikia išgyventi. Skyrybos, įsivaizduokime, yra kaip laidotuvės. Jas reikia išgedėti. Ir išgedėti reiškia būtų tiesiogiai, kalbant apie laidotuvės, ne, čia nėra laidotuvės, skyrybos, ne, bet jeigu būtų kaip pavyzdys, kad laidotuvės, tai reikštų, norint paleisti žmogų iš savo gyvenimo ir pripažinti tai, kad jis jau išėjo, tai reikia nueiti į laidotuvės, tarsi realiai į šermenis. Tai ką tai reikštų, tai reiškia, kad sudalyvauti procese, pamatyti, kad realiai vyksta tokia situacija, žinai. Tai čia būtų laidotuvė atveju, dabar skyrybų atveju, kas būtų labai prasminga, tai realiai išjausti tą skausmą, kuris yra jumise dėl įvykusių skyrybų, dėl santykių griūties arba nutraukimo ir išjausti pilnai, leisti savo išgedėti ir išjausti tuos neigiamus jausmus. Jokiais būdais nebandyti prašokti šito etapo, nebandyti jo palengvinti, nebandyti užsimti paiešką kitų santykių, kad palengvinti savo šitą etapą. Ne, tai būtų didžiulė klaida.
Tai būtų žmogus pleistras, jo paieškos, čia būtų didžiulė klaida. Tai norint paleisti, reikia išjausti, išgėdėti. Tik tai taip vyksta paleidimas. Per skausmą, per pajautimą, per išgyvenimą tų emocijų, kurios yra, per tai vyksta paleidimas. Jeigu išgėdėjimas nevyksta, paleidimas irgi nevyksta. Tai čia svarbus momentas yra. Tai kaip paleisti, jo, išgyventi. Ir kitas dalykas, tuo pačiu skirti laiko savo. Paleisti, skirti laiko savo, gyventi savo gyvenimą, užsimti savo reikalais, daryti savo darbą, veikti savo reikalus, užsimti savo pomėgiais, skirti laiko savo artimaisiais, pasirūpinti, duoti laiko savo ir jiem, ir artimiesiam leisti laiko kartu, kuo daugiau patirti gyvenimą, tiesiog patį tokį kaip gyvenimą. Ir per tai irgi vyksta paleidimas, bet jokiais būdais neieškoti pakaitalo žmogaus, neieškoti žmogaus pleistro, nes tada čia būtų labai klaidingas ėjimas ieškoti žmogaus pleistro, nes tas žmogus pleistras, jis bus tik tai panaudotas. Su juo dažni santykiai beveik niekada neišsivysto realiai normaliai. Dažnu atveju jie būna tokie labai pakaitiniai. Tai ir šiaip, jeigu kada sužinosit arba turėsit galimybę eiti į santykius su žmogum, kuris yra šviežiai po skyrybų, siūlau to nedaryti. Nes jūs taip pat atliksite tam žmogui labiau pleistro vaidmenį. Tai yra skudi pozicija. Einam toliau. Erna klausia, moteris, taip sunku užmegzti pokalbį. Dažniausiai tyli. Jei nori jam padėti, visada atsisako, nes tu jam nieko padėti negali. Taip pat ir iš jo nesulauksi. Ok, tai problema yra tokia, kad moteris patiria sunkumus užmezgant pokalbį su vyru, nes vyras dažniausiai tyli. Ir jeigu moteris nori jam padėti, vyras atsisako tos pagalbos, nes moteris jam nieko negali padėti. Taip pat ir iš jo nesulaukia pagalbos ar kažkokio iniciacijos. Problema, suprantu, yra, kad sunku kalbėtis. Tai vyram yra sunkiau statistiškai išreikšti savo jausmus. Vyrai patiria daugiau sunkumų komunikuojant. Moteris turi geresnius komunikacijos įgūdžius. Čia yra faktas kaip blynas. Ir kodėl vyram yra sunkiau komunikuoti? Nes vyrai pirmiausia sunkiau atpažįsta savo emocijas. Moteris geriau atpažįsta savo emocijas. Taip tiesiog yra kaip faktas irgi. Dėl to moterim yra lengviau suprasti, suvokti, ką jos jaučia, bet sunkiau atsiriboti nuo emocijų. Vyram yra lengviau atsiriboti, bet sunkiau suprasti. Tai dažniausiai vyras tyli kada? Per savo sesiją su vyrais ir su moterim labai dažnas atvejis yra, kad vyras tyli arba nekalba su moterim, nes moteris jį užvarto. Čia jaučiu, kad viena iš dažniausių priežasčių, kurias girdžiu iš vyrų, dėl ko jie tyli ir atsitraukia per konfliktus, nes moteris užvarto ir vyras jaučiasi kaip pasisiojantis prieš vėją. Žodžiu, tik tai pats apsisios. Jisai pasisioti prieš vėją negali, jį užvartys, tai jis tiesiog atsitraukia. Tai va tame yra vienas iš dažniausių elementų, dėl kurių vyras atsitraukia, yra, kad vyro užvarto. Tai jeigu moteris irgi, pavyzdžiui, jautri arba negeba išklausyti ir priimti vyro grįžtamų ryšio, o pati, pavyzdžiui, užsišika, tai vėl gaunasi, kad vyras, kuris sukaupia savo jėgas, jam yra, pavyzdžiui, sunku komunikuoti, jis bando, stengiasi, eina, bet jeigu moteris tiek jautriai reaguoja ir užsiparina, tai rezultatas koksai? Neišspręsta problema, neišspręsta situacija. Tai vyras renkasi atsitraukimą. Ir tai svarbus suprast, kad tai nėra sąmoningas veiksmas. Tai nėra labai netgi logika grįstas veiksmas. Tiesiog vyras jaučiasi nepriimtas, ko pasikojas atsitraukia, nes jam sunku susikalbėti. Ir aišku, tai būna, kad ir moteris atsitraukia, tačiau dažniausiai, kad girdžiu, kad atsitraukia per konfliktus, atsitraukia vyrai. Kodėl? Nes vyram iš esmės yra lengviau, patiriant emocinį diskomfortą, jiem yra lengviau ir man yra lengviau nusiraminti būnant vienam. Čia labai apie vyrišką prigimtį. Vyrams lengviau yra nusiraminti būnant vienam, negu ventiliuojantis emociškai ten, kalbant arba ten dalytis savo dalykais. Vyrai patiria sunkumus tai darant. Dėl to vyrai atsitraukia, kad nurimti. Tai mielas moteris, kurios žiūrite šitą transliaciją, įsiminkite šitą dalyką. Tuo pačiu, mėly vyrai, kurie žiūrite, supraskite, kad moteris komunikuoja ir jos ventiliuojasi per kalbą. Skirtingai negu mes vyrai. Moteris nurimsta, kai kalba. Būna ir kalba. Jos taip ventiliuojasi. Tai čia irgi svarbus momentas yra.
Einam toliau. Dar peržiūriu klausimą kartelį, kad sunku užmėgsti pokalbį, tai ką patarčiau? Suteikti vyrui saugią erdvę, nes vyras patiria sunkumas komunikuojant, tai suteikit jam saugią erdvę pasikalbėti ir iškomunikuoti. Ir išklausykit nepertraukdama. Vyrai sunkiau komunikuoja, tai prašau vertinkit tas pastangas, kurias vyrai deda. Einam toliau. Tomas klausia. Sveiki, o kodėl nedarote žygių tokiu metu pamastymą ir pasikalbėjimai? Kodėl nedarau žygių dabar šiuo metu ir šiemet dar neįvyko nei vienas renginys? Tai dėl kelių priežasčių. Pirmasis yra, kad visai buvo daug šalčių ir žinau, kad būtų sunku surinkti grupę. -15 praleisti, pavyzdžiui, 10 valandų, manau, kad būtų reikalų. Aišku, tai nėra neįsprendžiama problema, tačiau aš esu tikras, kad būtų sunku surinkti grupę. Antra priežastis, dėl kurios renginių kol kas nevyko, dėl to, kad aš turiu, iki šiol turėjau ir dar patiriu diskomfortus dėl odos. Aš turiu odos lygą, kuri vadinasi psoriazė, jinai nėra užkrečiama, bet jinai man leidžia apie save žinot, man būnant šaltyje. Tai mano odai šaltis yra toks peiliukas, kuris visai pagadina situaciją. Aš esu nemažai praktikavęs maudymosi ledinėse, skaičiau vonėse, tai ne, lediniam vandenyje, kaip Wim Hofo metodas ir man nuolat oda reaguodavo labai stipriai, labai paraudimus dideliais. Dėl to aš dabar nedarau dideliam šaltį renginių, nes man oda labai reaguoja ir man po to būna stiprios reakcijos. Tai vat. Bet renginiai prasidės vos tik truputį ateis atšilimas. Tai pasieksim, pavyzdžiui, -5, eis renginiai. Tolika tak. Ačiū Tomu iš klausimą. Toliau, klausia Vitalis. Oi, čia skaudus loksai klausimas. Labą. Draugė 1 valanda po išsiskyrimo per savo Tinder anketą jau kalbina kitus vyrus į pasimatymą. Kartu 5 metus išbuvom. Ką tai sako apie ją? Blemba. Skaudi situacija. Tai dar kartelį. Žodžiu, pora išsiskyrė ir moteris, draugė, valandą praėjus po išsiskyrimo, po sprendimo pasukti atskirais keliais, jau Tinderį aš, žodžiu, svaipina. Tiksliau, atrašinė žinutės, nes jau vyrai, aišku, užbombardavo. Tai ir jinai kviečia kitus vyrus pasimatymą. Kartu 5 metus išbuvo pora ir klausė vyras, ką tai sako apie ją. Aš siūlau apsukti klausimą truputį kitą linkmę ir tau klausimą formuluoti ne tai, ką tai sako apie ją, bet ką tai sako apie tave. Čia svarbus momentas. Ką tai sako apie tave, tai dabar atsakymas gali būti netikėtas. Yra toksai, kad šita situacija, Vitali, apie tave nesako nieko. Tai nėra situacija apie tave. Tai yra situacija apie ją. Jos elgesys, jos pasirinkimas elgtis va tokiu būdu, po skyrybų praėjus ten dažnai valandą laiko eiti į Tinderį, ten svaipinti ir atrašinė žinutės vyram. Mano akimis tai yra žema. Aš manau, kad tai yra žema taip elgtis. Ypač turint omeny, kad 5 metai yra praleisti draugė santykiuose. Man atrodo žema toks elgesys. Bet tai nieko nesako apie tave, jos elgesys nieko nesako apie tave. Čia labai svarbus momentas yra. Ir kitas dalykas, ką dar noriu pasakyti, kad šitas veiksmas mano akimis yra labai emocijomis pagrįstas veiksmas. Tai reiškia, moteriai, atsiprašau už leksiką, pardon my French, užvirė šūdas, įvyko skyrybos ir jinai greičiausiai, kad emocijomis vedama, neigiamomis, tokiomis truputį greunančiomis emocijomis vedama, galvoja, aš dabar aš tavo atkeršiusiu, aš dabar ten susitiksiu su kažkuo ir taip toliau. Ką tai rodo? Tai iš esmės rodo žemą emocinę brandą. Arba norą įskaudinti, kas irgi yra apie žemą emocinę brandą. Nes jinai tokiu būdu bando pasiventiliuoti ir, žodžiu, išleisti kažkokį pyktį, žodžiu. Ir galbūt sukelti tau pyktį, kad va, tu įsiskaudintum, kad tave tai kažkaip paveiktų. Ką siūlau tokioje situacijoje daryti? Pirmiausia, nežaisti tokių žaidimų. Ir jeigu įvyko skyrybos, tai jas įvyko. Jeigu tai būtų mano situacija, pavyzdžiui, čia nelinkiu ir žinau, kad taip niekada nebus ir tikiuosi, bet aš tokioje vietoje, ką aš daryčiau, aš suprasčiau, kad tikrai santykiai baigėsi. Kad man su tokiu žmogum nepakeliu. Jeigu vyksta tokia stipri emocinė manipulacija, man labai nepakeliu. Einam toliau. Kristina klausia. Ne klausimas, bet
Daug turėjau klausimų, bet įsigijus jūsų online seminarą, kabutėse, suprask savo vyrą, o geras, daug aiškiau tapo, bent kol kas. Ačiū. Kristina, ačiū už tokį gražų žodį. Džiaugiuosi, kad tai yra dar vienas komentaras apie šitą seminarą, kurių šiaip esu sulaukęs daug, apie seminarą suprask savo vyrą. Tai rekomenduoju moterim, kuriuom aktualu pagerinti savo santykius su vyru. Tai labai rekomenduoju šitą seminarą, kuris vadinasi Suprask savo vyrą, nes jame daug išsamei kalbu apie vyrišką psichologiją. Jį galite rasti mano saite vyrukalnas.lt mokymų skiltyje. Taip, einam toliau. Klausia Damijus. Antra pusė po poros mėnesių draugystės nusprendžia skirtis ir tai parašo žinutę su sprendimu. Jokio gyvo pokalbio ar kompromiso ieškojimo. Blemba, skaudi situacija. Porą mėnesių sutruko draugystė ir moteris nusprendžia skirtis per žinutę, per SMS ar ten tiesiog per tekstinę žinutę. Jokio gyvo pokalbio ar kompromiso ieškojimo. Damijos, taip tu klausimų neuždavė, jokio tiesiog čia pasidalinimas situacija, gerai, ką aš manau. Gerai, tokią situaciją vertinu iš tos kurios perspektyvos, pirmiausia, kad greičiausiai žmogus, tai šiuo atveju moteris, neturi emocinio resurso išsakyti tiesiai ir tiesių stuburų apie norą pasukti skirtingais keliais. Dėl ko tai būna, tai arba žmogus neturi emocinio resurso, arba jisai bijo jūsų reakcijos, arba jam yra, gali būti labai sunku pastovėti už save tokios situacijose ir išsakyti tiesiai, nes jis, tas žmogus, patirs tavo reakciją kažkokią. Kai pasakys tau tiesiai, žinai, kad nori pasukti skaliais keliais. Tas žmogus susidurs kažkokia tavo reakcija ir gali būti, kad jis bijodamas tavo reakcijos, tai yra dar viena priežastis, dėl ko jis nesako to gyvai. Čia nesku, kad tai yra konkrečiai tai, bet tai gali būti viena iš tų priežasčių. Taip manau, kas dar, dėl ko dar galėtų nekomunikuoti gyvai, tai 3 priežastis vardinu, dabar 4 pamečiau iš galvos, pasimiršu. Bet manau, kad pagrindas tai neturi pakankamai drąsos arba neturi pakankamai tokio stuburo ir gebėjimo atstovėti prieš tave. Kitas dalykas, bijo galbūt, kad tu labai reaguosi, jinai gali bijoti tavo reakcijos. Ir dar vienas momentas gali būti, kad jinai gali bijoti, kad tu ją atkalbėsi skirtas, pavyzdžiui. Gali būti irgi tokia reakcija. Ir dar, sakyčiau, viena priežastis, kuri gali įvykti, tai, kad jinai tiesiog nevertina iš tų santykių. Ir patiriamas diskomfortas tiesių stuburų, išsakant savo sprendimą, gali būti didesnis negu jos pagarba tau. Tai gaunasi, kad neišsprendžia situacijos gyvai, nes N priežasčių, neturi tam resurso, bijo tavo reakcijos, neturi drąsos pakankamai tai pasakyti, arba tiesiog tai yra nesvarbu. Manau, kad būtų 4 pagrindinės priežastis, dėl kurių yra tokia situacija. Bet šiaip skaudu ir užjaučiu. O ką tai sako apie tave? Realiai nieko. Tai yra jo sprendimas. Čia labai svarbu atskirti kito žmogaus intenciją ir kito žmogaus poelgį nuo savęs. Tai tavo situacija, kurią tu patyrė, reiškia, moteris atsisveikina su tavim per žinutę. Atleisk, čia yra vaikų darželis, pirmas dalykas, bet aš nežinau, jūsų prieš istorijas, tai negaliu visiškai vertinti. Bet antras dalykas, tai ką tai sako apie tave? Nieko. Tai yra kito žmogaus sprendimas. Ir tu nesi atsakingas už kito žmogaus sprendimą. Jei taip atrodė, jinai taip nusprendė. Ką darys? Būna situacijų gyvenime, kada man nepatinka kitų žmonių elgesys. Ir beje, aš esu patyręs tokį momentą. Man buvo moteris parašęs po draugystės kažkur gal 3-4 mėnesių žinutę, kad žinai labai sunku ten būti. Ne, parašė, kad nebegalės būti iš tam santykyje. Tai buvau tokia situacija, tai aš suprantu, kaip tai jautiesi. Aš pasakiau, kad, priemu kaip yra.
būtų vis tiek malonu pasikalbėti, žinai, apie tai, kas vyko, bet tiesiog nebetrašė ir dingo. Ką darysi? Tai ne apie mane, bet aš priimu jos sprendimą ir gerbiu ir jokiais būdais nebandžiau taisyti kažko, jokiais būdais čia būtų žemė. Ok, tai aš atsakiau dabar 8 klausimus, einu į likusius 7, kurie įkrito jau šiandien ir beje, Karolina, tavo klausimas yra vienas iš tų. Tai dabar pagal prioritetas, tai Instagramo kanale yra surašyti klausimai, ten galima prioritizuoti juos širdelę. Tai pavyzdžiui, jei klausimas aktualus, uždedi širdelę ir tada jisai pakyla į prioriteto viršų. Tai dabar einu pagal prioritetus. Pirmas klausimas. Dumonde Jardin klausė. Matau, moteris, jei teisingai matau. Klausimas toksai. Kokią žalą padaro santykiui ir intimumui vyro porno žiūrėjimas ir masturbacija? Kabutėse rašo. Visi tai daro. Toliau. Kaip kalbėtis apie pasiekmes, nes jos yra. O, geras. Va, Dumonde Jardin prisijungia kaip tik, kaip tik jūsų klausimų dabar ir atsakinėsiu apie pornografiją ir kodėl vyrai žiūri porno ir užsiima masturbaciją ir kaip kalbėtis su vyru apie pasiekmes, nes jos yra. Tai čia labai svarbi tema yra daugelį vyrų ir žinau, kad pirma tai porno yra spastai. Porno yra spastai, alkoholis yra spastai, lažybos yra spastai, video žaidimai yra spastai, Instagram'e scrollinimas visą gyvenimą yra spastai, narkotikai yra spastai, lažybos yra spastai. Žodžiu, veiklos, kurios intensyviai emociškai stimuliuoja, tai yra spastai. Ir tai yra pabėgimas nuo realybės. Nes pornografija labai stipriai stimuliuoja mūsų nervinę sistemą, labai stipriai stimuliuoja ypatingai vyrus ir tai stimuliuoja daug stipriau negu moteris, tai yra faktiškai vėlgi įrodyta, kad vyrai labiau žiūri pornografiją, vyrai labiau susijaudina nuo pornografijos. Žodžiu, vyram pornografija yra didelis spastai, kurie gali labai įtraukti ir iš jų gali būti labai sunku išeiti. Yra žmonių, kurie priklausomi visiškai vyrų, šiaip nuo pornografijos negali vėdinos, dažnai nepadrožia prie ekrano ar kompo ar telefono, žodžiu, net nueit miegot. Tai žodžiu, ką apie tai. Pabėgimas nuo realybės yra apie tai, kad yra per sunku susitvarkyti su savo emocinę būseną. Yra per sunku susitvarkyti savo emocinę būseną, dėl to renkamasis yra ėjimas į stimuliaciją tokia didelė. Tai yra pornografija, kuri tam momentui, čia labai svarbu kaip ir alkoholis, narkotikai, žolė, elementari, pavyzdžiui, ten ar vartojimas, nevartojimas, bet, pavyzdžiui, ėjimas į lažybas stiprias, lažybos ir žaidimai su pinigais. Jie labai stipriai emociškai stimuliuoja ir tai padeda tam kartui, svarbu, užsimiršti. Tai yra pigus narkotikas, kabutėse, kuris labai pakeičia emocinę būseną. Vyras įsijungia porno, erekcija atsiranda, susijaudinimas atsiranda, geidulys atsiranda, aistra ir tuomet viskas aplinkui palengvėja. Ta momentu. Iki ejakuliacijos. Kai vyras ejakuliuoja, žiūrėdamas tokį porno dalyką, porno įrašus, jisai po ejakuliacijos ateina šlykštus labai jausmas, nes grįžta viskas atgal, grįžta į galvą, grįžta stresas, grįžta prisiminimai, grįžta skaudus patyrimai ir tuomet aplanko toksai šūdinas jausmas, blet, ką aš čia darau? Aš žinau šitą situaciją. Tai yra sudėtinga ir tai rodo, kad yra spastai. Nes ateina nusivylimas savim, pasibjaurėjimas, pasišlykštėjimas, noris iš karto išjungti ekraną. Tai yra nesąmonė. Šita situacija, tarsi porno yra nesąmonė. Ir vyrai žiūrėdami porno labai stipriai moka didelę kainą už tai. Kaip kalbėti su juo? Pirmiausia, būtų prasminga jums klausti jo, kas skatina. Jeigu gali. Jeigu galite jo klausti, jeigu tu gali jo klausti, tai klausti, kas vyksta, ką jis išgyvena, nes pabėgimas nuo realybės yra dėl vykstantis į pornografiją, vyksta dėl to, kad sunku vidui būti su savim arba su kažkokiam situacijom. Tai klausti, kas vyksta, kokia situacija, kaip gali to padėti. Tiesiog, jeigu jūs esate poroje, jūs esate santykiuose, jūs esate drauge, kalbėtis, kaip aš tau galiu padėti, jeigu jūs esate poroje. Ne? Tai pasiekmes kokios yra? Oi, pasiekmes tai pornografijos yra žiaurios, kaip ir visų kitų priklausomybių. Tai vienas yra silpnesnė erekcija arba sunkumas susijaudinant,
Dar kitas žiaurus dalykas yra tai, kad priprantant prie didelės emocinės stimulacijos per pornografiją, vyrui ilgainiui norisi vis aštresnių potyrių, vis aštresnių vaizdų. Čia antra blogybė. Trečias dalykas, kuris labai stiprus ir pasireiškia visiems vyram, kurie stipriai įnyksta į pornografiją, yra tas, kad pornografija skatina vyrą greitam malonumui. Greitas kelių minučių malonumas, ne? Ką tai daro? Tai treniruoja vyro nervinę sistemą, kad aktas trunka labai ilgai. Tai dėl to per pornografiją vyrai dažnai patiria didelius požymius priešlaikinės ejakuliacijos, pradeda ilgainiui labai susijaudinti labai greitai, įpranta siekti greito orgazmo, greito rezultato, nes siekia nuleisti garą, nuleidimas įvyksta ir po pasiekoju kitą kartą gali būti tokia situacija, pavyzdžiui, su savo moterim, užsiimant intymiais santykiais ar žmona, tikiuosi, kad žmona, tai gali labai trumpėti intymaus akto kokybė ir nukentėti vyro savigarba pirmiausia per tai. Nes jis ištreniruoja savo kūną, kad malonumo paieškos yra labai greitos. Porą minučių viskas baigėsi, kaip triušiukas. Intensyviai varo labai vyras, nes įpranta prie didelės stimulacijos, greito ėjimo į rezultatą ir ko pasikoja labai stipriai nukenčia jo intymų santykiai su savo moterim. Jeigu yra vyrų, kurie su tuo susiduria, aš galiu labai šiaip pasiūlyti puikių sprendimų, bet aš nenoriu labai išsiplėsti apie tai. Bet iš esmės, jeigu yra vyrų, kurie susiduria su priešlaikinė ejakuliacija, su problemomis seksualiniam gyvenime, turiu daug žinių ir galiu padėti labai susigaudyti. Tai jeigu įdomu, parašykite žinutę, padėsiu susigaudyti. Toliau, klausia moteris, kaip porose dalinti finansus? Jei vyras nori 50-50, pam ant pam. O man toks modelis netinka. Tai universalaus atsakymo, kaip dalinti finansus, aš negaliu duoti, nes yra labai daug skirtingų situacijų porose, labai skirtingai skiriasi pajamos, žodžiu, skiriasi labai daug. Ir kaip dabar dalinti, tai atsakymo nebus, bet jeigu jūs, šiuo metu gerai, kreipsiuosi tu, nori ne pam ant pam, jeigu vyras nori pam ant pam, ne, man toks modelis netinka, tau, tai ką daryti? Tai pirmiausia kalbėti apie save, kas tau tiktų. Kalbėtis apie lūkesčius santykiuose, kokio finansinio modelio tu nori ir kaip tu jaustumės laiminga, kada. Labai svarbu atvirai kalbėti apie situaciją, ko tu nori ir kas tau svarbu. Kaip tu nori jaustis. Ir kaip tu, pavyzdžiui, jaustumėsi su pam ant pam pasiskirstimu. Tai vėlgi patarimas yra kalbėtis apie tai, kaip tu dabar jautiesi tokioje situacijoje, kai jis, pavyzdžiui, siūlo pam ant pam, tada kaip tu jaustumės kitoje situacijoje, kuri būtų tavo norima situacija ir per tai rasti bendrumą. Ir šiaip čia yra be galo svarbus klausimas santykių pamatinis vienas iš klausimų, be kurio, į kurį neturint vieno universalaus atsakymo, jums sutarimo tokio bendro, aš patarčiau neiti ilgalaikius santykius. Neiti. Nes finansų klausimas yra vienas iš svarbiausių ir vienas iš tokių klausimų, dėl kurių dauguma porų, jeigu neturi bendrystę šio klausimų, ilgainiui labai stipriai konfliktuoja. Nes išsiskiria pinigų uždirbimo įgūdžiai, išsiskiria pinigų išleidimo įgūdžiai. Ir tada atsiranda dažnas konfliktas, kas kiek uždirba, kas kiek išleidžia, kur išleidžia, kaip gyventi, kaip elgtis, kaip taupyti. Iš esmės labai svarbus pinigų klausimas yra, be galo svarbus ir siūlau jokiais būdais nepražiūrėti pro pirštus tokioje situacijoje ir gilintis labai aiškiai tarpusavėje, kaip tu nori, kaip tau patiktų, o kaip aš noriu, kaip man patiktų, kokias aš pajamas gaunu, kaip aš noriu jaustis su tavim santykiuose, finansinių klausimų, pavyzdžiui, kaip aš noriu jaustis su tavim, kokias atsakomybės aš tau galiu pasiūlyti arba pats prisimti. Mes, pavyzdžiui, su žmona daug esame apie tai kalbėję ir vis dar kalbam. Ir kai mes pasiekėm, ne tai, kad net pasiekėm, kai mes labai susidėliojom, kas kiek uždirba ir kaip nori tos pinigus leisti, kas kokias atsakomybės daro buityje namuose ir su finansais, pas mus labai palengvėjo situacija šio klausimu. Labai. Einam toliau. Liut klausia, Liucer, kaip įgauti pasitikėjimą savimi ir kaip pasitikėti mergina. Tai kaip pasitikėti mergina, klausimas, ar yra kažkokia istorija ar priežastis, dėl ko mergina nepasitikėti. Tai čia negaliu dabar skaičiai, kaip pasitikėti. Tai tiesiog natūraliai pasitikėjimas turėtų būti natūralus dalykas santykiuose, pasitikėjimas vienas kitu. Tai kaip pasitikėti, ar yra dėl ko nepasitikėti, pirmas klausimas iš manęs.
Bet dabar kalbant apie pirmą klausimo dalį. Kaip įgauti pasitikėjimo savim? Ir čia klausia vyras, tai aš galiu pasakyti labai iš vyriškos pusės. Kaip įgauti pasitikėjimo savim, tai pirmiausia orientuotis į veiksmą ir į progresą. Progresas suteikia pasitikėjimą savimi. Progresas suteikia jausmą aš gyvas, aš kažką pasiekiu, aš jaučiu pasitenkinimą, kai aš gyvenime patiriu progresą. Dėl to iš vyriškos pusės labai svarbu yra orientuotis į veiksmą, į discipliną. Jokiais būdais ne į motyvaciją, o į discipliną. Į padarymą tai, ko reikia, tada, kai reikia, nepriklausomai nuo to, yra noras ar ne. Čia labai svarbu. Vyras, ugdydamasis discipliną, patiria malonumą ir progresą. Čia žiauriai geras momentas yra. Tai iš esmės ultimate toksai dalykas vyrui, norint pasiekti daugiau arba tiesiog labiau nuosekliai kažkur eiti ir pasiekti labiau vidinio pasitenkinimo ir savivertės pakelimo, tai iš esmės orientuotis į progresą, į nuoseklų darymą dalykų, kuriuos reikia padaryti ir tada susisluoksniuoja rezultatai ir ateina malonumas ir pasitenkinimas. Ir per tai kyla savivertė. Reiškia per progresą, per tai, ką aš padariau, kiek aš kelią nuėjau, kaip aš įgyvendinau tikslus, pasiekiau dalykus. Tai teikia pasitenkinimą ir tai kelia savivertę. Dar pasitikėjimas savim labai susijęs su savivertė. Tai reiškia, iš esmės, papasakau, tai galima sakyti, kad tie dalykai, ką dabar sakiau, jie tinka tiek savivertės kelimui, tiek pasitikėjimo savim. Tai pasitikėjimas savim ateina per situacijas, per įgūdžius, per situacijas, kurias tu praeini. Tai kuo daugiau patirties įgauni, tuo daugiau pasitikėjimo savim turi. Tai pavyzdžiui, dabar žmogus, kur nori, kažkas pradėti mokytis groti gitarą, ne? Ar įmanoma pradėti groti gitarą, pagroti savaitę ir labai pasitikėti savim savo gitaros grojimo įgūdžiais? Neįmanoma. Bet po mėnesio, po 2, po 5, tas pasitikėjimas savim, jisai labai bus didesnis dėl to, kad jau įgūdžiai yra. Vėlgi apie progresą, apie šį progresą, manau, kad tinkamas žodis. Einam toliau. Oi, labai gilus klausimas iš vyro. Gagalutis klausia. Kaip gydyti santykių nuoskaudas? Tuoj, turi atsigerti. Jeigu esi poroj, jeigu esi drauge su moterim, santykiuose romantiniuose ir jauti, kad turi nuoskaudą santykiuose su ja, sukauptas, nepaleistas emocijas, iš esmės svarbu suprasti, kad jūs esat kaip pora ir tai yra bendra problema. Nesvarbu, kuris poroje turi nuoskaudų, tai yra poros problema. Ar tai moteris turi problemą, ar tai vyras turi problemą ar nuoskaudą, tai yra bendra poros problema. Kaip dabar tai išsispręsti? Tai vienas iš efektyviausių momentų paleisti nuoskaudas kitam žmogui yra išsakyti, ką aš nešiojuosi, kaip mane paveikia tam tikra situacija, kaip aš jaučiausi tada, kai tu darai tą ir tą, kaip aš tada jaučiausi. Išsakyti. Kai tu ten, žinai, grįžai namo ir ten aprėkiai mane, šlykščiai jaučiausi kaip, žinai, kaip išduotas, pavyzdžiui, nesijaučiau nusipelnęs. Man sukėlė pyktį, sukėlė didelės emocijas ir tada aš pradėjau laikyti ant jas pyktį, kad va, čia dabar, žinai, taip ir padarys su manim. Tai iš esmės nuoskaudų paleidimas yra kalbėjimas apie save per save. Ne apie kitą, kad tu ten lochas ar durdė, bet kalbėti apie save. Kaip aš pasijaučiau tada, kai tu elgeisi taip ir taip. Čia yra emocijų paleidimas. Kitas momentas, kuris yra labai prasmingas, kalbant apie tą emocijų paleidimą arba nuoskaudų paleidimą, to atsirikinsiu dar telefoną. Apie tą gydymą santykių nuoskaudų, tai yra išsakyti, kokia yra situacija, jūs poroje, ne, kaip ekipažas, 2 esat nariai poros, abudu išsisprendžia tos klausimus, išsisakot. Ir kitas dalykas, kad tavo antroji pusė galėtų ir šiaip turėtų, jeigu tu tavo žmogui rūpi, atsiprašyti tavęs už tas situacijas. Realiai atsiprašyti. Aš suprantu, kad aš tave labai skaudinau ir noriu tavęs atsiprašyti, nes tu man svarbus. Aš noriu atsiprašyti, nes tu man svarbus. Tai gaunasi, kad atsiprašymas
šiaip turi irgi 3 etapus. Standartinis atsiprašymas būtų toks atsiprašau, ne? Apie nieką, atsiprašymas apie nieką, atsiprašau. Bet normalus, autentiškas, nuoširdus atsiprašymas turi 3 etapus. Tai įvardinti, kas įvyko ir kada. Aš, pavyzdžiui, grįžau namo ir tave aprėkiau. Faktas. Aš atsiprašau. Pirmoji dalis apie praeitį, tai kas įvyko. Antroji dalis apie dabar. Aš suprantu, kad tu dabar dėl to gali jausti didžiulį skaudulį arba pykti man. Dėl to, kad aš tai aprėkiau. Tai iš esmės dabar kalbama apie dabar. Pirmas etapas apie tai, kas įvyko. Antras yra apie dabar. Dabar tau matau, kad dėl to skauda. Aš parodo empatiją ir supratimą tam žmogui. Trečiasis etapas yra apie ateitį. Kitą kartą, kai grįšiu namo po darbo visas suirzęs, aš daugiau tavęs neprieksiu. Aš pirmiausia pagalvosiu, man dabar kyla emocijos, ar aš noriu taip elgtis, nenoriu. Aš nenoriu, kad tu įsižeistum, arba aš nenoriu tavęs įžeisti savo elgesiu po to grįžimo. Tai trečiasis etapas yra apie ateitį, ką aš darysiu ateityje kitaip, kad tai nepasikartotų. Pirmas apie praeitį, kas vyko. Antras, aš suprantu, kaip tu jautiesi dėl to, ką aš padariau, atsiprašau. Ir trečias, ateityje aš darysiu tą kitaip ir taip ir taip ir taip. Tai labai efektyvus metodas yra būtent laipsniškos toksai 3 dalių atsiprašymas, kuris yra labai efektyvus, nes jis parodo supratimą apie tai, kas įvyko, parodo empatiją, kad aš suprantu, kaip dabar tu jautiesi dėl to, ką aš padariau anksčiau. Ir trečias, jis pasako, kaip aš elgsiuosi ateityje panašioje situacijoje. Čia šakės, tiesiog tobulas receptas. Tai grįžtant prie tavo nuoskaudų klausimo, jūs poroje galite viens kitam padėti per norą, per išsisprendimą ir paleisti ir abiem palengvės. Toliau, Rasa klausia, labas vakaras, ko priklausomybė, kaip savo padėti? Nuostabus klausimas. Dabar aš truputį atsakysiu, šiaip tai yra sunkus klausimas, bet ko priklausomybė? Iš esmės tai reiškia apie tokį patternas, kaip čia lietuviškai, įvykių seka, elgesio modelis, aukštyn žemyn. Poroje vyksta nuolatiniai konfliktai ir nuo didelio hypo šokama yra iki visiško tokio marazmo, iki galbūt net iki panikos atakų bendrų, abiem užsigazuoja, žmonės. Tai ką daryti savo? Pirmiausia, suvokti apie šitą patterną, apie šitą elgesio modelį. Kas vyksta? Suprasti, kas vyksta. Ir kitas dalykas, tai pirmiausia, mažinti stipriai impulsyvumą. Reiškia stebėti, kas vyksta, stebėti savo kūno reakcijas, mažinti impulsyvumą ir didinti sąmoningumą. Yra auksinė stop taisyklė. Sušvilpiam, stop. Darom pertraukėlę. Jeigu gazas kyla, emocijos kyla, tonas kyla, laikas padaryti perikūrą, parūkom, netiesiogiai, pailsim. Nes, realiai pašnekėjus ir pažiūrėjus, kiek porų, kalbant pakeltų tonų ir esant jau dideliam emociniam tokiam užsigazavimui, kiek porų išsisprendžia savo konfliktus tokiuose emocinėse būsenose. Nesu girdėjęs, pasaulio istorijoje tikriausiai nėra buvę, kad žmonės užsigazuotų labai emociškai, pradėtų rėkti, sutinėtis ir išsispręstų tokį bargį. Taip nebūna. Tiesiog dažniausiai dar blogiau pasidaro, nes žmonės prišteka vapšė nesąmonių, kai užsigazuoja labai stipriai. Tai time out taisyklė, darom pertraukėlę, užsigazavom, nurimstam, biškiai, nuimam gazą, pratęsiam už pusvalandžio, pabūdam kiekvienas atskirai biškutį, tai dabar, susivokiu, pakvėpuojam, lėčiau, ir giliau pakvėpuojam, nusimam gazą ir grįžtam. Vėl antras raundas, bet lėčiau, su didesnė pagarba, didesniu įsiklausimu, nepertraukinėjant, išklausant, ramiai, stengiantis kuo mažiau, kad jūsų pulsas pakiltų. Taip, jeigu turite laikrodį kokį, kuris matuoja pulsą, stebėkit, kad labai nekiltų. Nes jeigu kyla, tada gali būti automatiškai nuneš į emocijas didelės, užsigazuotės, susipyksit ir susitinėsit. Tai toks dalykas. Dar grįžtu prie klausimo apie tą kopriklausomybę. Tai pirmiausia, stebėti savo emocijas, stebėti situacijas, stebėti, ką aš jaučiu kūne ir mažiau reaguoti. Kopriklausomybė abudu poroj,
kaip baldeliai, šokinėja per bangas emocinės. Tai didinti individualumą ir suprasti, kad tai, ką jaučia kitas žmogus, tai nebūtinai yra apie jūs. Bet ko priklausomybė dažnai yra ir apie psichiką, apie mūsų įpročius ir apie mūsų psichikos įpratimą būti, pavyzdžiui, labai stipriai tokiuose banguojančiuose santykiuose. Pasąmonė gali ilgainiui netgi savo tos santykius ir gali verštis ir didinti konfliktus arba kurti jos konfliktus net lygio vietoje, jeigu jie baigėsi. Inicijuoti ir kurti konfliktus pasąmoningai gali žmogus tai daryti, net nesuprasdamas, vien dėl to, kad protas įprato. Psichika priprato prie didelės stimulacijos, ko paskui gali būti tokia situacija, kada norisi eiti vėl pasąmoningai į konfliktą, nes kai man tylu namuose, man net neramu, kažkas ne to. Tai gali būti, kad kyla tada įtampa, konfliktas lygio vietoje dėl to, kad yra pripratos galva prie didelio svyravimo. Tai tikiuosi atsakyk klausimą. Andrius klausia, sveikas, turiu tokią problemą, kad antroji pusė slepia vaiką ir neduoda jokios informacijos apie buvimo vietą, be to, kas būna su juo. Pasikalbėti su vaikų teisės specialistais. Jeigu jūs turite vaiką ir esate išsiskyręs, tai manau, jūs turite skyrybų nutartį. Teismas yra faktiškai tėvai siekdami vaiko intereso bendraja pagal skyrybų nutartį, kurią patvirtina teismas. Jeigu jūs tokio susitarimo neturite, jūs turite pasidaryti susitarimą, kaip bendrauti dėl vaiko, kokiam sąlygom, kada su kuo, kaip su finansais, kaip supras, kai praleidžiam laiko, kas ką įsipareigoja. Tai vat, jeigu jūs po truputį susidėliosite aiškumą, bet aš žinau, kad tai gali būti nelengva, bet iš esmės, jeigu slepia antroji pusė vaiką ir neduoda jokios informacijos apie vaiko buvimo vietą, nu, tai yra labai prasilenkiantis dalykas su darnia tėvystė. Klausimas, kokia yra to priežastis, aš dabar neįsivaizduoju, nes aš žinau tik tai ką parašy. Bet iš esmės, tai yra labai negeras dalykas, kada tėvas negauna to apie vaiką. Čia yra tragedija. Arba atvirkščiai. Ko noriu palinkėti, tai pirmiausia, jeigu turiu resurso, tai ne apie finansinį, bendrai apie resursą, tai eiti ir išsiaiškinti, kas vyksta ir dėl ko tu negauni info. Kitas dalykas, ką tikrai svarstyčiau, tai kreiptis į vaikų teisės, kad padėtų susigaudyti situacijoje. Padėtų tau susigaudyti, kas vyksta dabar toje situacijoje. Kas vyksta, padės tau susigaudyti vaikų teisės specialistai, žinai, apie tai, kas vyksta, nes jie taip pat turi turėti kontaktą su mama ir padės tau susigaudyti, ką daryti toliau. Šiaip sudėtingas klausimas ir jautrus klausimas. Ir jisai liūdnas yra klausimas. Tai, Andriu, jeigu galiu kažko padėti, parašyk man žinutę, padėsiu, ko galėsiu. Tiek iš manęs šiam kartui, 50 minučių šioje transliacijoje. Manau, kad tiek. Tai čia yra pirmoji transliacija Instagrame, kuri vyko. Dėkoju tiem, kas prisijungėte. Tikriausiai tiek šiam kartu. Mano vardas Žygintas. Malonu, kad skirite dėmesio. Ir jeigu turite klausimų, lauksiu žinutės. Jeigu domina asmeninės sesijos, kad padėčiau susigaudyti jūsų situacijose, tai kviečiu parašyti. Moterys į mane dažnai kreipiasi, nes nori vyriško patarimo apie vyrišką psichologiją ar apie savo santykius. Vyrai dažnai kreipiasi, nes nori palaikymo ir pagalbos tam tikrose situacijose. Ir dabar išsimušiau iš vėžių, nes matau Karoliną, kad prašai, kad praleidau tavo klausimą. Tuoj pažiūrėsiu, ar aš tikrai praleidau. O, Karolina, ačiū. Atsakysiu. Taip. Karolina klausia, poroje santykiuose vienas kitam nepasakome savo dienos planų garsiai, tai reiškia, nėra aptariama dienos planai ir vėliau įvyksta konfliktas. Kodėl ir kaip šitą išspręsti? Karolina, tai tavo klausime yra paslėptas atsakymas. Rašai, kad vienas kitam nepasakome savo dienos planų garsiai ir vėliau įvyksta konfliktas. Tai ką daryti? Pasakyti vienas kitam savo planus garsiai. Pasitarti. Tai ką tu veiksi, Karolina? Ką veiks vyras, su kuriuose santykiuose? Ir čia šiaip dažnas šitas momentas yra, aš su savo žmona prieš savaitę galvoju ir prieš 2 mes turėjom irgi barnį,
nes mes nesusitarėm dėl savaitgalio. Mes neaptariam klausimų, jinai manė, kad bus vienaip, aš maniau, kad bus kitaip, žodžiu, būtų galvoję skirtingai, kad bus ir galiausiai vyko dar trečiai. Žodžiu, tai vyko bardis. Tai čia irgi noriu pasidalinti, kad aš nesu kažkoks šventasis ir mes santykiuose poroje turim barnius ir barniai yra santykių dalis. Turiu omeny, kad įvyko panaši situacija, Karolina, kaip ir pas tave. Tai nėra tikslas išvengti barnių. Tikslas yra santykiuose ir santuokoje surasti bendrą tokį sprendimą į darnius santykius ir į konfliktų sprendimus. Kaip išsispręsti, kaip išsiaiškinti, kaip patobulėti, kad abiem būtų gerai. Tai vat, Karolina, tikiuosi atsakiau. Atsakymas yra kalbėtis apie savo dienos planus ir į priekį. Ok, dabar dar peržiūrėsiu komentarus, kuriuos čia sulaukiau iš jūsų ir atsakysiu, kuriuos dar mačiau, kad rašėte. Taip. Karolina rašo, kad buvo priminimas nustatytas. Fainai. Einam toliau. Taip, Laura rašo, ypač šiuo metu vyras išeina, tiesas nebenori šnekėti ir toliau spręs problemą, nenori kaip su bendrauti. Ką daryti, kad vyras nešnekėtų, spręstų problemas, vyras nieko nenori? Geras klausimas, Laura. Tai apie šitą temą aš labai išsamiai kalbu mokymuose, kurie vadinasi Suprask savo vyrą. Poros valandų seminaras apie vyrišką psichologiją. Ir ten išsamiai kalbu apie priežastį, dėl ko vyrai lenda į olą, dėl ko atsitraukia ir dėl ko nebenori spręsti problemų. Labai išsami informacija tada. Tai iš esmės apie šitą klausimą irgi jau kalbėjau šioje transliacijoje, ką daryti ir tikriausiai, kad girdėjai tą informaciją. Einam toliau. To ieškoti kitų klausimų. Damės rašo, mergina laikė savyje, kad jai netiko, jautėsi neįdomi, paleido santykius emociškai išsekos, nors nebuvo atviro pokalbio. Dabar pamenu tavo klausimą, aš jau jį atsakiau. Toliau klausimai. Tadas. Jeigu, tarkim, antra pusė nenori net aptarinėti dienos planų, tai tarsi turim gyventi atskirus gyvenimus. Jo, girdžiu, Tadai, ačiū tau už klausimą. Beje, linkėjimai, smagu vakar buvo. Taip. Ką daryti, jeigu antra pusė net nenori aptarinėti dienos planų? Gyvent savo gyvenimą. Pasakyti, man svarbu, kad mes apsitartume. Vienas momentas. Pasakyti, kad man kilo neigiami jausmai ir liūdesys arba piktis, kai mes nepasitarėm, nes jaučiuosi tau nesvarbus, tai informuoti apie save, kalbėti. Nekaltinti, kad tu nesidalini ir vėl ten mane laikai ten to ir to. Ne, čia klaida būtų. Kalbėti apie tai, kaip tu jautiesi toje situacijoje. Man liūdna, man kila piktis, nes nesikalbam. Jaučiu atstumą, pavyzdžiui, santykiuose, kai mes nesikalbam dėl dienos plano. Tai va tokiu būdu galima tvarkyti su tuo, informuojant apie tai, kas vyksta manyje, tada, kai tu darai tą ir tą. Bet be kaltinimų. Nes jeigu jau nenori planuoti ir kartu dalintis, tai tam yra kažkokia priežastis, kurios aš nežinau, bet ir net nežinau, mes dabar galime ją išsiaiškinti, bet svarbu yra kalbėtis apie tai, kas vyksta, kaip aš patiriu tave ir ką aš jaučiu, kai tu darai tą ir tą. Bet be kaltinimo tau, bet ką tu darai ir ką aš pajaučiu tada. Taip, Tomas rašo, kad lauksi žygio, labai smagu, kad lauksi Tomai, aš informuosiu ir kanalę ir įkelsiu į saitą. Klausia, Anutė dar, kaip manai, kaip mamai reaguoti, jeigu sūnus paėmė sprendimą eiti į vienuolyną? Blemba, paleist mamai sūnų. Priimti sprendimą, nesisavinti sūnus. Nesistengti nugyventi gyvenimą už sūnų ir paleisti jį. Palydėkit, pasakyti, sūnau, kaip tu padarysi, tai bus gerai. Aš tavim tikiu ir pasitikiu. Tu išmintingas vyras, nuspręsi už save, palaikau, myliu, vertinu, branginu, linkiu sėkmės. Ką pasirinksi, aš būsiu laiminga. Ir gyventi pagal tai. Nes jeigu jūs pradėsite reikšti priekaištus, tai atsiras atstumas ir jūs nepaveiksit kito vyro, tarsi šiuo atveju sūnaus. Tai yra vyras, kurį nepaveiksit, nesistengkite. Stengkite paleisti, priimti, mylėti, džiaugtis, vertinti jį kaip žmogų ir suprasti, kad tai yra jo valia. Jis yra laisvas žmogus. O jūs savo sūnui linkite laimės. Teisingai, jūs linkite jam laimės. Tai linkite ir toliau laimės ir gerbti jo pasirinkimus.
Jis nėra jūsų. Jis yra jūsų vaikas, bet jis nėra jūsų žmogus. Tarsi, jis nepriklauso jums, jis turi laisvą valią daryti sprendimus. Gyvenkite savo gyvenimą, rūpinkite savim, jūsų sūnus savim pasirūpins. Ačiū visiems už skirtą laiko, dėkoju ir buvo malonu. Nuspręsiu dėl periodiškumo. Galbūt dažniau padarysiu šitas transliacijas, kol kas dar atsakymo neturiu. Ir tiek. Jeigu yra klausimų, arba dominas manęs esė, parašykite. O mokymai, kuriuo esu padaręs ir šiaip neužilgo paleisiu dar vienus mokymus apie savivertę beje, tai bus patalpinti mano saitą vyrukalnas.lt ir tiek žinių. Gero vakaro, iki malonaus, gero likusio sekmadienio poros valandų ir pasimatysim dar kitais kartais. Linkėjimai visiems ir iki. Ačiū ir iki. Čiau. Ačiū visiems už komentarus.